Čia jau iki tiek, čia jau, viskas jau čia karas. Na ką, Zero Hedge, kuris yra laikraštys toks laidinys, ar ne, rašo. Tai ką sako, Iranas paleidžia raketas, kurios kala į dykumą, o Izraelis atkeršyje sunaikindamas 50 metų senumo lėktuvėlius? Supratau, rašo. Mėlėjai, visa tai buvo spektaklis. O Al Jazeera iš vis pareiškė, kad Irano medija pareiškė, kad 3 dronai buvo po to nutupdyti, reiškia, buvo kažkas ten susprogdinta ir 3 dronus numušė, jokių ten žalų kažkokių didelių ir nepadaryta. Pasikeitimas buvo tiesiog dėl vaizdo. Ir žinot ką? Ir Netanyahu tą progą atskleidė planus konstruoti jau naujas gyvenvietės Gazoje, skirdamas $5 milijardus dolerių. Tai yra, vyksta 3 pasaulinis karas. Ne? Iranas pliekia atseit Izraelį. Izraelis pliekia atseit Iraną. O jie jau stato naujas gyvenvietės Gazoje, ten kur buvo kažkada. Dar visai nesenai, dar šiemet buvo palestiniečiai. Pasirodo, kad Rusija kviečia kelti sankcijas prieš Izraelį jungtinių tautų sesijoje. Kokie teisingi, ar ne, visi? O Meta, pavyzdžiui, buvo apkaltinta Zuckerbergas, kad atidavinėja metaduomenis tam, kad padėti Izraelio kariuomeniai taikytis į palestiniečius Gazoje. Žodžiu, kiekvienas žaidžia savo žaidimuką, kiekvienas dirba savo šeimininkiukam, kaip sakant. O štai įdomu yra tai, kad, dabar žiūrėkit, kokia įdomi situacija. Bidonas padovanojo Iranui virš 80 milijardų nuo to, kad atsidūrė Baltuosiuose rūmuose. Bent kelis kartus. Tai yra, kas gaunasi? Bidonas finansuoja palestiniečius. Buvo naujiena, bet neberadau, kad įterpti čia, jeigu bus vėliau kažkur kitur įterpta. Bet nesvarbu. Bidonas finansuoja palestiniečius. Atseit humanitariniai kriziai, milijardai. Kokia humanitariniai kriziai iš Bidono sulauksi? Bidonas finansuoja, reiškia, Deep State'as, pavadinkime, ne Bidonas. Deep State'as finansuoja Izraelį ir pardavinėja jiem ginklus. Ir Deep State'as duoda Iranui 80 milijardų, kaip jums? O kodėl Obama lėktuvais paletėm vežė į Irano pinigus? O todėl, kad Irano, Izraelio ir Jungtinių valstijų ir dar kelių šalių spec tarnybos yra vieni ir tie patys žmonės. Ir tai yra vienas ir tas pačios jėgos. Ir todėl, kad čia yra spektaklis 3 pasaulinio karo, dar kartą. Jūs žiūrit filmą, jūs žiūrit isteriją. Ir kaip juokingai, man sakau, atrodo, kai viskas dabar jau Iranas, oi, kiti dabar jau Izraelis. Ką kiti? Ką Izraelis, ką Iranas? Nieko. Ogi nieko. Spektaklis, teatras. Visiškas spektaklis. Kaip Jacksonas Hinckley sako, reiškia, prezidentas Bidonas paprašė Irano leisti Izraeliui įvykdyti simbolinį smūgį į Iraną tam, kad išsaugoti savo veidą. Suprantat? Tai yra Deep State'o kontroliuojamos šalis, Deep State'o kontroliuojami režimai, Deep State'o sukurti režimai. Irano režimas buvo pastatytas Izraelio, Mosado jėgom, už Izraelio pinigus, sukurtas dirbtinis priešas Izraeliui. Taip pat lygiai kaip Palestinoje sukurta, reiškia, Hamaso organizacija profinansuota Izraelio. Buvo toks absurdas, tas 3 pasaulinis karas. Klandestinas gerai, šiandien prieš pat laidą pamačiau. Aš neturiu supratimo, kas vyksta tarp Irano ir Izraelio, bet tai netrodo kaip karas. Tai atrodo kaip PR kova. Viešų ryšių kova, PR'as, viešieji ryšiai. Tai atrodo tarsi abi pusės bando išlaikyti labai stiprią tokią stovėsiną, tik tam, kad pataikauti savo rinkėjams, viskas. Savo publikai. Sako, aš džiaugiuosi, kad tai nesieskalavo, bet visa tai yra labai keista. Būtent, aš irgi džiaugiuosi, kad tai nesieskalavo. Tarkim, yra galimybė, kad taip nutiktų, kad tai galėtų eskaluotis. Tarkim, taip galėtų nutikti netyčia. Bet esmė, kad visa tai čia yra būtent daugiau skirta savo žmonėms, savo publikoms, reiškia, jų pramogai. Ir bendro priešo parodymui. Nes kai yra išorinis priešas, Irane išorinis priešas, viskas, Irano režimas turi didesnės galias. Izraelį išorinis priešas, Izraelį didesnės galios. Ir dar kokios galios dabar?
Visur valdžia daro tik tais vieną ir tą patį. O štai čia labai pakankamai gerai taip išdėstyta. Trumpas iš tikrųjų nepalaiko vyriausybės Izraelio ir jie tai žino. Štai kodėl jie daro bet ką, kad tik jį sustabdytų. Ir niekas nėra taip, kaip atrodo. Tai yra gilonės operacija ir jūs turite judėti strategiškai. Kokia administracija pagaliau sunaikino Epšteiną? Trumpas yra nuodinga piliulė šitiems zionistams, tačiau jisai apsisiaučia tarsi tarp jų, tarsi jį suptų sionistai, tam, kad jie negalėtų nieko pasakyti, tačiau jie puikiai tą supranta ir jiem vis tiek bando pakenkti, pažiūrėkit, kas darosi. Beje, sekmadienį mes būtent ir nagrinėsime, sekmadienį kviečiu visus laidos naujos, būtent nagrinėsime naują dalį ir būtent žiūrėsime, kokiegi sionistai supo Trumpą pirmojo kadencijai. Jūs pamatysit, iki kiek čia yra giliai. Jis taip pat naudoja jų pačių strategiją prieš juos. Tiesiog kaip jie klykia skausme, kad jie smogs jums, jisai paima pačią ultra zionistiškiausią išvaizdą ir jisai įgalina tą planą jų pačių griūčiai. Jis visiems duoda susideginti. Visiems duoda padaryti teisingą dalyką ir visiems duoda virvės pasikarti eilinį kartą.